mes turim japonų saldainių. Va tokius mes šiandien turime kitos rūšies. Tai parodė kažkokie, ar čia pyragaičiai, ar tai kas čia tokie. Kitaip bus daromi. Ten mes su formelėmis darėm, ar ne? Ai, ir aš žiūrėjau savo kanalą. Aš pradėjau daryti naujus filmukus. Tu gali jį pažiūrėti. Jisai vadinasi Mint Man. Na. Padėsi man nukirpti su žirklėmis. Ką mes čia turime? Įdomu, kaip ten viduje viskas atrodys. Parodyk, kas ten buvo, Kristofai? Čia įspausta dalykai ir saldainijos uždėti. Formelės, taip. Čia rudos spalvos kažkas. Ir čia mėlynos spalvos. Milteliai įvairūs, taip. Ir čia žalios. Žalios, luožinios. Ir what a big cat. Čia kažko didelio kitas. Ir čia black. Ir čia labai daug kažkokių dalykų. Čia tikriausiai bus maišyti, ar ne? Gerai. O, dar pažiūrėk, dar va čia kažkas yra. Pradedam, taip. Dabar bandome vandens. Va, tai šitą, kur su širdutė, pripilti iki kraštų. Dabar kitą. Parodyk. Ne, gal... Dabar šitą? Ne, daugiau kol kas nereikia. Ir reikės rudus miltelius ten supilti. Davai truputėlį nupilkim. Kur reikia pilti? Ant man kelio? Gerai. Taip, Maite, reikės... Reikės va čia supilti dabar į tą širdutę rudus miltelius, aš taip suprantu, ir išmaišyti. Tai aš matau, jisai yra kaip... Rudas? Rudas. Šokoladas? Tai rudas šokoladas. Ir gavosi tokia košė? Taip. Skanus, kokius skonio šokoladinė? Taip. Gerai. Čia. Nežinau, paskui vėliau pažiūrėsim. Dabar žiūrėk, Kristoferiuk, reikėtų dar vandens įpilti vat į šitą vat indelį pilną į tą stačiakampį. Visą vandenį. Nu, kad būtų pilnas. Čia truputį pasvėrė. Čia mes pamatusim. Ir jį supilti į maišelį dabar tą vandenį, įsivaizduoji? Aš atidarysiu maišelį. Čia tiesiog, kad įpiltum ne per daug? Jo, čia pasimatuoti. Ir aš visus šitos likus iš čia išvalysiu. Išvalysi burną? Gerai, dabar labai atsargiai reikės įpilti į maišelį. Galėtų. Tu laikai maišelį? Čia yra biški daugiau negu kad pilnas, bet jisai neišbėga. Negali išlindusi. Taip. Nu, nežinau, žiūrėsim. Čia dabar kerpam šitą ir pilam, taip? Laikau. Aš nelaikysiu. Gerai. Laikyk, nepajudink Tu maišelį. laiky. Aš jau laikiau. Gerai. O aš išmaisysiu. Gerai. Reikia pirmą užsekti gerai tą maišelį. Ir tada, va, man dabar duodam darbą išmaišyti. Taip gerai. Viduje. Tai pakratyti. Pakratyti ją. Tuoj aš užseksiu. Visą laiką blaigt. Bet visai gali. Mama. Saldainiai. Taip. Nu, jei maišosi, Kristoferį, ten ir gausi nesąmonę. Taip. Gavosi biški. Parodyk man. Čia galbūt mes vis dėlto turėjome įdėti pirmą miltelius, kaip ir sakė. Ne, žiūrėk, išsimaišysim. Tu reikia paspaudyti ir išsimaišys. Dabar mums to skysčio reikės vienai žuviai
Ir šitiems 4, nežinau, kas čia tokie. Bet tokiems, kas tai tokie, kažkokie saldainiukai, ar Ant ne? tų kubų reikės visus dekoracijas dėti. Jo, visus kubus reikės padaryti ir žiūrės. Norėsiu turėti žuvį. Gerai, kol Kristoferiukas maišo, Maja, tu įdėk truputį rūdo į vidurį. Gerai. Kad būtų jinai, vat tokia, vat. Ne, su kažkokiu rūdu keistų daiktų. Taip, tau reikės su pirštu panašu, kad. Aha, tiesiog ten taip įspausk į viduriuką. Nuimk dabar su pagaliuku tuos. O, gerai. Kažkaip čia turi, va taip, bet tiesiog įspausta. Neskanu? Gerai, o tau kaip gavosi? Gerai išsimaišė? Kirpti. Čia gal biškai per daug. Gerai. Davė Kristoferį šį. Kartais, Maja, matote, ne tik atima iš Kristoferį, bet kartais ir atiduoda. Kaip ir sunku dažniausiai. Nelabai aštras žirklis, bet nieko tokio. O aš spausiu žuvį. Tu spausk žuvį, o Kristoferis kvadratėlius, gerai? Gerai. Visą pilną žuvį. Nu, aš manau, kad taip. Koks laimas. Gerai, kol kas nustojam. Ir... Tu vieną kvadratą, aš vieną kvadratą. Aš du iš daugiau. Gerai. Po du, gerai. Man užteks. Palauk, davai. Jau taip viskas? Palyginam. Viskas. Mums reikės sunaudoti, ne, dar tegul būna. Mums reikės sunaudoti visą tą skystį. Nu, visą tas laimą, tai mes dėkim kol kas patiek, o paskui pripildysim daugiau, jeigu. Gerai, dabar Majas eilė. Spausti šitą laimą. Paskui mums kažkaip reikės jį palyginti gražiai, gal su vandeniu, gal su šlapiu peiliuku, kad jie būtų lygus tokie. Gerai, toliau Maitė įpylė va čia, ar ne? Gerai, iki krašto maždaug turėjo būti iš šito vandens. Kurį reikia nukirpti? Na, ir čia mes pilam rožinį, taip ir maišysim. Paragausi? Nu kaip? Aš išbandysiu. It tastes like strawberry. Braškytės? Taip. Gerai, o kur pagaliu tas? Šitas reikia pamaišyti, taip? Turėtų pasidaryti. Matai, Maitė? Reikės šitas Jo, reikės. bet pirmą reikės vat, su šito. Pažiūrėk, jisai toks gavosi. Va, jisai gavosi plastilinas. Mes iš jo gaminsime braškytės. Paimkite po gabaliuką. Taip, su rankomis. 1, 2, 3, 4. Matote braškytės? Pasidalinkit. Tai nelimpa. Jo, jisai nelimpa. Mes iš jo darysim va tokias va braškytės. Truputį limpa. Va, 4 braškėlės mes turim pagaminti. Dabar mes darysim tą žalią lapą. Maja ruošia vandenį, o Kristoferis ruošia žalius miltelius. Taip? Jau pakankamai vandens. Man atrodo, kad taip, pats tas. Aš klubdį dalį. Ne, žinok, nereikia. Jisai lygiai iki to Reikės plak be vandens. Aš dar nežinau, kaip su juodu. Ai, gerai, pilk Maitę vandens, nueik. Nes tuoj mes tą juodą va čia pilsim iš žvaigždę. Gerai, Kristoferis pila miltelius. Nu, čia toksai biškutį bardakas su tais. Aš japoniškai nelabai suprantu. Tu pili į šitą. Aš dabar du pamaišyti. Taip, dabar Kristoferis maišo žalią ir mes gaminsim lapą. O kur lapo formelė? Va čia, va. Tai turėtų... Tai aš manau, kad turėtų gautis... Čia gal kokia salota. Turėtų gautis... Gal ir mėtas. Turėtų gautis tikriausiai toks pat tirštas plastilinas, ar ne? Nes mes iš jo darysim. Man dabar... Maja paragavo. Žinokit, šitas žalias yra dumblis skonio, kaip sušitas lapas būna, į kurį vieniems sušis tik dar šlikštesnis. Kaip garbage. Gerai, mums reikia padaryti lapą.
kaip chemija. Vandenį, Saulyte. Pirmiausia, vandenį pilam. Pilna vandenį. Va čia įda didelį. Maitė dedama baltus miltelius dabar ir maišysim. Man atrodo, šitas buosi. Gerai, Maja pagamino baltą. Tai baltas gavosi toks irgi kaip plastilinas. Dabar nežinom, prie ko čia tie daikčiukai. Žiūrėk, Saulyte, dabar mums reikia, o gal čia rudus reikia dėti ir jie bus tokie taškai. Mums reikia vat šitą ruletą pagaminti, tokį rolą. Mes turbūt naudosime šitą formelę, uždėsim sluoksnį žalio, tada sluoksnį baltą ant viršaus ir tada kažkokius rudus rutuliukus reikia. Mama, viskas. Gal da? Na va, aš padariau sluoksnį žalio. Jis taip smirda, siaubingai. Maja daro tos rudus taškelius, kuriuos mes va čia atviniuosim. Taip, dabar aš uždėsiu čia sluoksnį baltą. Čia labai neskanu. Čia šiaip mes gaminam sušį, kaip aš suprantu. Smirda kaip sušis. Šiaip sušis mes mėgstam, bet šitas atseit kvepia kaip dumblės, bet daug nemalonesnis skonis, toks nenatūralus ir kvapas. Aš šito nevalgysiu. Ilgys. Gerai. Padarėm baltą ir dabar dar reikia dar vieno rudo. Ne, aš nenoriu. Tai padarysiu. Įspaudžiam gerai baltą. Sluoksnį čia, kaip suprantu, jisai vaidina ryžius, taip? Ir, o va Šitas vaidina ryžiai. tai rudi, jie per daug yra Ką? skisti. Nu nieko, mes va taip uždės. Žinok, nepavyksta tų gėlių man išimti. Jie per daug skisti. Per daug skystas. Dėsiu tiesiog tokius rudus, šiaip ne taip. Apsimeskim, kad jie yra taškeliai. Galėsim šitą irgi padaryti. Galėsim, Saulyte. Mes turim dar vieną, tikimės, kad jis bus skanesnis. Tuoj, Saulyte. Gerai, dabar man reikės kažkaip suvinioti tą ir apsimesti, kad jis bus sušis. Išimti ir padaryti ir tai. Na, žiūrim. Darom tokį ritinėlį. Tai labai... O, gan gražus gavosi, gan gražus, ar ne, sušis mūsų. Galėsim Palauk. šitą mėlį. Žinai ką, Mažulė, o kaip mums padaryti lapą? Mums reikia, Maja, tu gali rutuliuką man pagaminti iš balto? Reikia 1-2 rutulių. Kur baltai? Padalink į 2 dalis baltą. Nieko. Pradėsime čia. Maždaug tokia va dydžio. Padaryk rutulį iš jo. I love you. Ir dabar mes darom tokios chemijos, mes nežinom. Gerai, Majušička, žiūrėk, 1, 2. Va šitą mažesnį, va tą mažesnį suplokštink, padaryk iš jo tokį, va taip. O, blinelį. Tik nelabai smarkiai. Taip? Va taip, jo. Dabar mums reikės lapo ir lapų jį apvilkti. Va, jisai kaip turi atrodyti. Tai aš išimsiu tą lapą. Bet aš juo neuždėsiu. Esi, žiūrėk, ganglą gerai išnusiėmė. Dabar mes Aš norėsiu uždėti tokį. aplinkui, va taip, va. Įdėk į viduriuką, va taip. Iki nespausk, nes jisai susideformuos. Žiūrėk, va taip, iki viduriuko. O iš kitos pusės lapų užklok, nespausk jau. Va, ir dėk į lėkštutę. Jisai yra kaip kažkoks sumuštinis. Jo, toksai sumuštinukas su lapu, ar ne? O rutuliuką reikia palikti gražų rutuliuką. Mums aš pamiršau. Nieko, tu dabar jie vėl gali su rutuliuku. Mes dabar darysim va tokį pyragėlį. Tai yra, mes uždėsim truputį šokolado ant jo ir dar vieną braškytę. Gerai, šitas rutuliukas iš ryžių, čia desertą mes darom, taip. Uždedam šokoladą ant jo ir vieną braškytę. Aš norėsiu uždėti. Gerai.
Mes turim tą braškytę iš 2 puselių padaryti visą. Matai, mes to išimsim. Žiūrėk. Išimam pusę. Ir išimam dar pusę. Ir sujungiam. Galim duoti šitą. Palauk, kur čia priekis, kur čia galas. Kažkaip taip pat sujungiam. Gaila, nepavyksta sufokusuoti gerai. Va, ir tą braškytę ir uždedam atsargiai. Nu, tokia, tarkim, braškytė gausim. Ne? Dėkim čia lėkštutę. Ir... Aš padėsiu šitą toliau nuo domblio. Ir dar reikia mums tos kvadratėlius išimti. Įdomu, kaip jie... dar žuvis. Kaip jie iš vis išsima, kažin? Tai yra visiškas slaimas, gal jie sušaldyti reikia? Na va, kas pas mus gavosi. Čia yra toks kažkoks sušis su dumbliu. Čia yra, aš net nežinau, desertas čia yra, taip. Čia sušis, čia desertas ir čia žuvis. Ir niekas nenori jų ragauti. Nu, nebent Maja, kaip tas ledinis. Irgi neskanus, va toks. Maja valgo košę. Gerai, ačiū labai, kad žiūrėjote. Maja. Ate.